visi, mes esame tarptautinio bakalaureato mokinės ir šis podcastas, tai yra visi 6 epizodai, bus apie klimato kaitą, jos pasekmes bei prevenciją. Šiame epizode mes papasakosime apie klimato kaitą ir dabar Mila pristatys, kas yra klimato kaita. Taigi, klimato kaita Wikipedijoje aprašyta kaip žymus, neįprastas tam tikro regiono klimato pokytis. Į šią sąvoką gali įeiti vidutinės temperatūros, kritulių kiekio, vėjuotumo pokyčiai. Klimato kaita gali apimti įvairios trukmės laikotarpius nuo 10 iki milijonų metų. Taip, tai mes išsiuntinėjome apklausos anketą, ją atsakė 40 žmonių ir dabar Mila šiek tiek pakomentuos apklausos rezultatus. Taigi, pirmas klausimas buvo Do you believe in climate change? Tai ar jūs tikite klimato kaitą? Ir, ačiū Dievui, 100% atsakė taip. Būtų keista, jeigu būtų atsakę kitaip. Iš tikrųjų, aš manau, kad kai mes to kaip ir nematome realiai, mes tą matome. Tas labai šiaip pasijaučia. Pavyzdžiui. Manau. Iš tikrųjų, tai paskutinis klausimas bus, ką žmonės yra pastebėję, kodėl jie mano, kad... Nes tarkim, nes kaip aš suprantu, tai yra klimato atšilimas, bet... Tai nėra klimato atšilimas. Bet klimato atšilimas yra... Tai yra klimato kaita. Tai yra, kai orai darosi ekstremalūs, kai jie pastoviai keičiasi. Bet dažniausiai... Būna vieną dieną šilta, kitą dieną labai šalta. Dažniausiai žmonės naudoja kaip sinonimus, ta prasme, atšilimas, kaita... Bet čia yra klaida. Teisingas... žodžių junginys, kurį reiktų naudoti, yra klimato kaita. Šiaip tais yra dar šiaip sakoma, kad kaip ir natūraliai oro sąlygos kaip ir keičiasi ten planetoje kas kažkiek laiko, nes ten tarkim buvo ten ledynmetis, tai tenais atšilimas vėl ir galbūt čia tiesiog yra kaip natūrali kaitos ciklo dalis. Jo, tiesa, bet bent jau kiek aš žinau, dabar tiesiog tai yra žymiai labiau sustiprėję ir tiesiog neturėtų tie pokyčiai būti tokie žymus ir tokie greiti. Ir ant tiek keistis tą temperatūrą, nes anksčiau, aišku, irgi taip būdavo, bet ne taip žiauriai tiesiog. Nežinau, aš manau, kad nėra tiek daug tiesioginių įrodymų, kad galima abejoti. Aš tikrai manau, kad yra vietos kritiniam mąstymui iš to vietoj. Taip, visada yra. Bet tai yra moksliškai įrodyta, kad šiuo metu yra labai didelis labiau klimato tos atšilimas, todėl kad žmonių judėjimas ir veiklos jos ir tie visi anglies išmetimo kiekiai didėja ir visa kita, ir tie patys ledynai tirpsta labai. Taip, ir tarkim, pavyzdžiui, irgi yra padaryta labai daug mokslinių darbų, kurie rodo, kad tam tikros gyvūnų rūšys išnyksta dėl klimato kaitos. Ir, tarkim, mitybos grandinė, pavyzdžiui, žuvėdrų, jinai yra pažeista, nes jūros vanduo šyla. Taip, ir ten atsiranda. Žodžiu, daugiau. Taip, atsiprašom labai, dabar Emilė pratęsia apie žuvėdras. Ir, tarkim, žuvėdros jos kadangi labai jų mitybos. Taip, ir, tarkim, žuvėdrų šiaip maisto tiekimas yra sutrikęs, nes patys albatrosai labai priklauso nuo žuvų ir kalmarų, nes tai yra pagrindinis jų maitinimosi šaltinis. Ir jų populiacijas veikia jūros temperatūros pokyčiai ir vandenynų srovės. Dėl šiltesnių vandenų žuvys gali migruoti vėsesnes vietas, todėl albatrosam yra sunkiau rasti maisto. Jo. O kitas klausimas buvo To what extent do you consider climate change a serious global issue? Lietuviškai Tai lietuviškai, kiek klimato kaitą laikote rimta pasaulinė problema ir net 80% atsakė, kad I think it is a huge problem, tai jie mano, kad tai yra didžiulė problema. 13,3% atsakė, kad jie mano, kad tai yra problema ir 6,7% pasakė, kad jie apie tai negalvoja.
kas truputuką yra keista ir galbūt nelabai fainai, kad žmonės negalvoja apie tokį rimtą dalyką. Bet žinai, mūsų amžiaus kaip ir gyventojam jiem nelabai yra iš tikrųjų ir aktualu ta visa gamtos problema. Aš manau, čia gal labiau aktualu yra tiems, kurie domisi tokiais dalykais arba labiau gal suaugusiems, nes taip socialinėse medijose mūsų amžiaus vaikinai ir merginos yra aktyvūs ir mato, kad yra problema, bet galbūt kai kurie netaip domisi tą problemą, todėl jiems nelabai ir įdomu domėtis, ta prasme, šitą problemą apskritai. Ir, nežinau, ten, sakykime, jiems galbūt tai yra nelabai aktualu. Ir, kaip čia pasakyti. Jo, bet ta prasme, aš manau, kad apie šitą problemą yra žiauriai daug kaip ir kalbama ir esmė yra tame, kad žmonėm jau vos ne, jiem jau nusiboda apie tai visą laiką girdėti, nes visi tiesiog kalba, kad jo, yra problema ir sprendimas... Bet niekas dėl to nieko nedaro. Sprendimus kaip ir siūlo, bet jie yra arba labai sudėtingi ir juos yra sunku inkorporuoti į savo kasdieninį gyvenimą, arba jie tiesiog užima labai daug laiko, arba jie yra kažkokie labai labai neaiškus. Ir šiaip tikrai nėra, kad mes esam labiausiai atsakingi, aš manau, už šią problemą. Tikrai aš manau, kad ten korporacijos, ten fabrikai, panašiai, jie tikrai, ta prasme, daugiausiai teršia aplinką. Ir jo, mes galime daryti tai, ką mes galime rūšiuoti ir imtis panašių tam priemonių, bet tai nepakeis fakto, kad kaip ir yra problema ir tai jos nepataisys. Tai... Jo, bet aš vis tiek manau, kad tiem jaunesniem, sakykime, kurie šiuo metu yra 14-13 metų, ir vis tiek jie eina ir mokyklas, ir mokosi ir visa kita apie tokius dalykus, bet tai jiems nebėra jau taip aktualu, nes yra tam tikri kiti prioritetai, kurie... Bet turėtų būti, nemanai? Turėtų būti, bet taip nėra tiesiog. Nes ar tu, pavyzdžiui, vidury gatvės prieisi prie 13-mečio ir paklausi, kaip tu manai, kas yra klimato kaita ir kokie yra jos rezultatai ir kodėl tai vyksta, aš manau, jis tau pasakys, aš nežinau, aš nesidomiu tokiais dalykais arba tiesiog praeis. Todėl, kad tai nėra aktualizuojama jaunesnių kartų. Ir tai galbūt yra dalinai dėl to, ką Ieva sako, kad tiesiog per daug tai yra apie tai kalbama ir tiesiog tai tampa toksai tabu, nes jau tiesiog žmonės tai užkniso. Nors visi žino, kad tai vis dėlto vis tiek yra rimta problema, bet jau tiesiog užkniso apie tai kalbėti, nes jokio kaip ir tokio normalaus veiksmo kovoti prieš tą klimato kaitą kaip ir nevyksta. Ir čia, manau, reiktų galbūt šiek tiek kaltinti ir visokias vadovybės ar tiesiog valdžią, nes, jie turėtų imtis tokios rimtesnių tokių priemonių, o ne, nes mes, žmonės, taip mes galim rūšiuoti, kaip Ieva sakė, ar galim prisidėti tokiais mažais kažkokiais būdais tokiais. Ir aš manau, kad jie vis tiek yra labai svarbus, ten, tarkim, važinė daugiau dviračių, ne mašiną, ten ar viešuoju transportu, bet, vis tiek tai nesdaro tokios didelės reikšmės, kaip ten kokių fabrikų išmetamosios dujos ir panašiai. Jo, ir aš dar galvoju, kad viena iš didžiausių problemų yra tai, kad kadangi, kaip Gabrielė sakė, kad mūsų jaunos kartos žmonėm nėra tai labai aktualu, ta gamtos atšilimas, nes klimato atšilimas, nes iš tikrųjų labai trūksta pačio kaip educationo tiem žmonėm, kad jie suprastų, kas tai yra, kokius padarinius tai sukelia ir kaip tai kenkia ir mums, ir kaip ateinančiams kartoms. Aš manau, kad tas švietimo suteikimas tiem žmonėm tikrai padėtų išspręsti šią problemą. Jo. Bet žinai, teikti švietimą yra viena, bet daryti yra kita, nes yra ir sakoma, kad mes darome, yra ir rodoma tai ir tiek ir socialinėse medijose, ir per televizorius, ir per radijus, per visur yra teikiama informacija apie klimato kaitą, kuri yra, bet nieks dėl to nieko nedaro. Yra sakoma, kad mes darom tą, bet mes pasirodo to nedarom ir taip galų galiai išryškėja, nes niekas nesikeičia, rezultatas vis tiek tas pats, viskas yra viskas blogėja, žmonėms yra nebepatogu tiesiog daryti tai, kas yra sakoma, kaip tu minėjai apie dviračius ir mašinas, tai nuvažiuoti dviračiu iš miesto į kitą Vilniaus galą yra labai sudėtinga ir tai žmonės tiesiog to nepriema, o kad važinėti su viešuoju transportu, tai daugeliui tai nepatinka, nes jie yra per maži, jie yra seni ir
tiesiog tai yra nepatrauklu iš išvaizdos. Čia ta prasme, viešasis transportas ar žmonės, kurie... Ne, aš tiesiog sakau, kad tipo klimato, ką aš noriu pasakyti, kad važinėkite daugiau su autobusais, nes kad sumažintų mašinų to, bet esmė tame, kad žmonės tiesiog nenori, nes autobusai visų pirma yra nepatrauklus iš išvaizdos ir visų antra, ten tiesiog yra blogai, tai ko mes tikimės, kokie dviračiai, ar žmonės dabar iš Avižienių važiuos į Vilnių su dviračiu, taip nebus. Dar labai gerą TED Talką rodė mums per geografijos pamoką tarptautiniam bakalaureate, tai buvo, kad tiesiog kodėl žmonės dar ignoruoja šitą problemą, nes jinai pateikiama labai neigiamai. Ir niekada nekalbama apie teigiamus dalykus, kad mes jau pasiekėm tiek, mes recyclinam tiek šiukšlių ir tada, kai viskas yra neigiama, žmonėm jau tiesiog pasidaro per daug ir jie tiesiog tą ignoruoja, nes jiems tiesiog pastoviai, kai varo neigiamą informaciją į tave, tu tiesiog jos nebepriemi, nes tau tiesiog atsibodo. Jo, bet tiesiog jau tiesiog jau. Jo, bet pavyzdžiui, labai daug kalbėjo apie teigiamų dalykų, kai COVID'as buvo. Vien teigiamų dalykai, kaip čia viskas gerai, kaip čia reikėtų taip pat ir apie klimato kaitą. Turbūt, kad kažkas įvyktų. Gerai, tai trečias klausimas buvo how would you rate your understanding of the causes of climate change? Tai kaip jūs vertinat savo supratimą apie klimato kaitą? Tai 33% pasakė, kad jie įvertino excellent, tai yra puikiai. Tai arba jau iš tikrųjų yra labai geros žinios, arba jie tiesiog turi pakankamai aukštą ego. Tada 40% sakė, kad good, tai yra geros žinios ir 26,7% kad fair, tai pakankamai normalios. Ir, gerai, kad nieks neatsakė, kad jų žinios yra prastos, poor. Tai čia aš manau vis tiek, kad mūsų vis tiek bendramžiai ten ar vyresni ir taip toliau vis tiek turi kažkokį tai suvokimą. Nes vis tiek apie ją yra kalbama, kaip minėjau. Taip. Tada kitas klausimas buvo how often do you engage in environmentally friendly practices such as recycling, reducing energy consumption or using public transportation. Tai tiesiog kiek dažnai žmonės rūšiuoja, kaip mažina energijos sunaudojimą ir naudoja ir važinėja tiesiog šituo autobusais viešuoju transportu. Tai net 46,7% atsakė, kad kiekvieną dieną, kas yra labai džiugu, tada 40%, kad kelis kartus per savaitę ir dėja 6,7% pasakė, kad niekada. Tai čia yra truputį liūdna, nes kaip rūšiavimas arba tiesiog mažinimas, kiek tu išvaistai energijos ar vandens ar kažko, tai yra labai paprasti dalykai ir jos būtų lengva pritaikyti savo kasdieniniam gyvenime. Bet iš tikrųjų tai čia yra, matosi, kad yra iš dalies ir problema, ta prasme, su pačia infrastruktūra ir su tikriausiai valdžia, nežinau, nes, pavyzdžiui, aš gyvenu senamiesty ir prie manęs nėra jokių rūšiavimo šiukšliadėžių ir panašiai. Čia yra labai stebinantis ir nedžiaurus dalykas, nes aš gyvenu kaip tik miesto šone ir aš kažkaip kaip tik įsivaizdavau, kad visam mieste tai jau visi tai jau tikrai rūšiuoja ir čia tik pas mus dabar atvežė tas visus konteinerius ir panašiai. Bet, kiek kitas draugas sakė ir tu dabar sakai, kad tai nėra dažnas dalykas, kad miesto centre rūšiuojama, tai čia iš tikrųjų šiek tiek liūdna yra ir manau turėtų pasikeisti. Ta prasme, tų konteinerių jų yra, bet aš manau, kad jų yra nepakankamai. Jo, kad nieks čia neis dabar ten nuo vieno centro galo į kitą, kad, žinai, rūšiuotų. Ta prasme, tai nėra kažkas. Jo, dar aš irgi mačiau, irgi prie savo namų mes turim kaip rūšiavimo šiukšliadėžes ir buvo labai liūdnas vaizdas, kai aš pamačiau, kad tos išrūšiuotos atliekos yra supilamos į vieną konteinerį galų gale. Tai čia tik įrodo, kad valdžia iš tikrųjų jiems nerūpi, jiems rūpi tiesiog tas pats paveiksliukas, kad žmonės rūšiuoja, kad jie atrodo lyg daro kažką, tai kad sumažintų klimato kaitą, bet jie ne klimato kaitą ir tiesiog šiukšles, bet jie tiesiog iš tikrųjų jiems tai nerūpi ir tai yra kaip kaveris padarytas ant viršaus, kad visi galvotų, kaip pas mus yra viskas švaru. Manau, kad kitus klausimus ir jų analizę pratęsime kitame epizode, o dabar ačiū, kad klausėte ir susitiksim kitą kartą.